Ką reiškia man nepriklausomybė? Tai laisvė didžiuoti savo šalies didinga istorija, gražia kalba bei unikalia kultūra ir papročiais. Ką man reiškia nepriklausomybė? Tai reiškia tai, kad aš galiu keliauti, kur aš noriu keliauti, mąstyti, kaip aš noriu mąstyti ir daryti dalykus, kuriuos aš noriu daryti. Ir tas man yra labai svarbu. Manau, daugelis lietuvių yra tokie, kurie vertina tą pačią mūsų Lietuvos laisvę. Tai reiškia tai, kad kiekvienas žmogus gali daryti tai, ką nori, kiekvienas siekti savo laimės taip, kad nekliudytum kitam žmogui to siekti, nepažeistum tiek jo teisių, tiek savo teisių. Įsivaizduočiau visiškai kitokią. Tai ji būtų, sunku teikti, kas būtų, jeigu būtų, bet mes, nežinau, kokiai šaliai priklausytume dabar ir kokioms taisyklėm pasiduotume, bet vienas žinau, kad mes negalėtume jų kurtis patys, negalėtume nuspręsti kelio, kurio norime eiti, kaip tauta, kaip Lietuvos žmonės. Ir tas mane, kaip baugina, tai atsakyti tiksliai negalėčiau. Tai. Kokią įsivaizduočiau Lietuvą, tai kitos šalies priespaudoje, su gyventojais, kurie neturi galimybės vadintis lietuviais, kurie neturi savo kalbos, kurie negali pasigirti savo istoriją, nes jie yra kitos tautos šalies dalis. Visų pirma, labai sunku įsivaizduoti Lietuvą priklausomą nuo kažko, netekus nepriklausomybės. Bet kai pagalvoju apie tai, greičiausiai netektum didžiausios dovanos, tai vidinio tobulėjimo, tiek ekonominio tobulėjimo, tiek socialinio tobulėjimo. Galbūt dabar mes ir padarom klaidų šiose srityse, bet neklysdami niekada nepatobulėsim. O dabar mes tobulėjam. Norėčiau palinkėti jiems stiprybės, nepasiduoti gyvenimo iššūkiams. Žmonėms, kurie švęs mūsų 50-metį nepriklausomybės, norėčiau palinkėti visų pirma, kad jie švęstų, tai kad tas 50-metis išvis būtų. O ką daugiau galėčiau palinkėti tiems žmonėms, kad jie mėgautųsi tą laisvę ir kad džiaugtųsi tą laisvę. O mažiau dėmesio skirtų savo problemoms, kartais išgalvotoms problemoms ar bėdoms. Tiesiog džiaugtųsi jie. Ko palinkėčiau, tai išlikti vieningiems, bei kad jų širdyje neišblėstų meilė tėvynei, nes mūsų tėvai bei senoliai būtent ir kovojo už tai, kad mūsų šalis būtų laisva bei nepriklausoma, o kokia bus ateitis, tai priklauso tik nuo mūsų pačių.